Sveiki, su jumis sveikinasi Viltė Novikovaitė, SAE kandidatė, Šaulių sąjungos narė ir čia tinklalaidė Pilietiškumo pulsu. Šiame epizode kalbinsime majorą Mindaugą Milių, Karaliaus Mindaugo Šaulių 10 rinktinės vadą. Majora, šiandien kalbėsime apie jaunimo ugdymą ir kokia yra ta sėkmės formulė. Tai pradėkime nuo pirmojo klausimo. Jaunieji šauliai, kaip jie apskritai atsirado organizacijoje? Sveiki. Tai pirmiausia, jeigu pradėsime tarpukario Lietuvoje, kai įsikūrė Šaulių sąjunga, tai buvo neramus laikai ir pati organizacija buvo orientuota į savigynos būrius, į valstybės gynybą, tai jaunimui vietos kaip ir nelabai buvo. Vėliau Šaulių sąjunga patapo tiesiogiai pavaldi kariuomenės vadui, tai vėlgi ne ta vieta jaunimui, tai pagrinde. Jaunimas Šaulių sąjungoje atsirado po nepriklausomybės atskūrimo ir turbūt kaip savaime toks dalykas, nes Šaulių sąjunga kaip ir kėlė vieną tokį iš savo tikslų, kelti tą pilietiškumą, patriotiškumą. Ir pradžioje Šaulių sąjungoje jaunųjų šaulių buvo gausiau negu pačių suaugusių. Šiandien tas procentas yra, kad 40% narių yra jaunieji šauliai, 60 suaugusiais. Tai tos procentai nežymiai kinta, bet labai didelį dalimi. Tai būtent atkūrus nepriklausomybę, Šaulių sąjunga, kadangi nebuvo susaistyta tiesiogiai su kariuomenė, atsirado tos galimybės ir norus sujungti vieną ir taip atsirado jaunieji šauliai. Koks buvo pirmasis toks tikslas? Kodėl, kai subūrėt jaunuosius ar ne jaunimą, būti šauliais, ko norėt pasiekti su tuo? Nuo pat pradžių ir po šiai dienai tas tikslas yra išlikęs. Tai pagrindinis yra ugdyti pilietišką jaunimą, skatinti jį pažinti ne tik tai kariuomenę, bet ir statutinės organizacijas ir po to skatinti juos rinktis tarnybas tose organizacijose. Ir aišku, pilietiškumas, patriotiškumas, lyderystė yra pagrindiniai dalykai, kurių mes ugdome per mūsų mokymo programas. Ar jaunieji šauliai yra skirti kiekvienam jaunam žmogui? Ar tai turi būti galbūt labiau fiziškai parengtas, labiau galbūt į karinę ar ne tarnybą orientuotas jaunas žmogus, ar tai gali būti ir šiaip pilietiškumą norintis įgyti žmogus? Absoliučiai kiekvienas jaunas žmogus nuo 11 metų iki 18 gali tapti jaunuoju šauliu. Ir programos yra orientuotos būtent į jauno žmogaus formavimą pilietiškumo, lyderystės atžvilgių, susipažinimą su karyba. Mes nerengėme jaunimo karui, mes nerengėme jų kovos veiksmams, bet jie susipažįsta. Ir štai vietoje kiekvienas jaunas žmogus per Šaulių sąjungą gali atrasti savo lyderio savybės, jas išugdyti, per įvairias diskusijas ugdyti savo pilietiškumą. Kas labai praverčia vėliau, nutikus nelaimiai, jis nebus pasyvus, jis ateis padėti, jis imsis lyderystės, jeigu jos reikės. Tai yra skirta kiekvienam jaunam žmogui, kuris tiesiog gali tai panaudoti tolimesnėme savo gyvenime. Kalbame apie pilietiškumą. Kaip jūs jaunam žmogui paaiškinate, kas yra pilietiškumas, paprastai žodžiais, kuris žmogus dar, sakykime, jaunas, dar bandas iškoti savo kelio, kaip jūs paaiškinate jam, kas yra pilietiškumas? Pirmiausiai per tai, kad pilietiškumas reiškia, kad būti kritišku, mąstyti savo galvą, kaip sakant, ir nebūti pasyviu. Visada elgtis saugant tas vertybės, pasaulietiškas vertybės, nes pasyvumas iš esmės yra prisidėjimas prie to blogio, palaikymas to ir, nežinau, pradedant nuo to, kad netoleruoti patyčių, būti drausmingu, nešiukšlinti ir panašiai, padėti kažkokiuose dalyvaujant renginiuose visuomeniniais pagrindais be jokio atlygio, tai būtent per tokius dalykus mes ir ugdome pilietiškumą. Ką veikia jaunieji šauliai prisijungę prie Šaulių sąjungos? Bet taip kasdien, ar kas savaitę, ar kas savaitgaliais, kaip pas jumis veikia viskas turbūt? Labai priklauso nuo to, kiek būrelio vadovai gali skirti laikos, yra įvairių formų, tai pas mus tas lankstumas yra didelis, bet turime vieną programą, kuri yra iš 4 pakopų. Ir būtent nuo vadovo intensyvumo priklauso, kiek dažnai jau vykdo tas veiklas, bet siekis yra tas pats, po 4 pakopų paruošti
lyderį, kuris gebės paskui orientuotis vietovėje, mokės elgtis ekstremalių situacijų atvejais, bus susipažinęs su karyba ir įvairių kitų dalykų, kaip medicina, kaip topografija, kaip pažinimas istorijos ir visa kitas, tai to yra siekiama paskui per įvairius laiko tarpus, intensyviau, kai kur šiek tiek lėtesnių tempų, bet visas programa yra būtent orientuota į 4 pakopų. Ar daug jaunųjų šaulių galiausiai pasirenka šaulystės kelią ir suaugę? Turime tą problemėlę, kurią mes sprendžiame, kad būtent jaunieji šauliai, kai baigia mokyklas, tai yra jų gyvenimo tolesnio etapo pasirinkimas ir dažniausiai tai yra, kaip bebūtų, tai yra prioritetai, universitetas ir panašiai. Ir tam reikia pakankamai daug skirti laiko, šaulys lieka šiek tiek nuošaly. Mes turime tą tokią kaip situaciją, kad baigus mokyklą, jie kurį laiką prapuola, vėliau jie sugrįžta į Šaulių sąjungos. Bet yra tokie, kurie tikrai tęsia tą šaulystę toliau. Yra tokių, kurie pasirinka statutinės organizacijas ir vėl, ten jau kaip ir dažniausiai žmonės suvokia, kad tai liktais tą patį darbą daro darydami tikrą darbą, arba besimokydami tose karinėse statutinėse organizacijose ir ta šaulystė lieka šiek tiek nuošaly. Bet visi, kurie jaunieji šauliai ilgesnį laiką pabuvo jaunaisiais metais Šaulių sąjungoje, iš esmės prisimena, moka ir jeigu paimsime kariuomenę, ten jaunieji šauliai, iš esmės dažniausiai jau po kelių savaičių užima vadovaujančias pareigas, jau visi yra tam pasirengę. Kalbame dabar dažnai apie dieną X, ar ne, ką jaunas žmogus, kuriam dar nėra 18 metų, turėtų žinot, ką jūs jauniesiams šauliams sakot, jeigu ateis diena X, ką jie turi daryti, kokia jų rolė, ar jie turi kažkiek prisidėti, neturi prisidėti. Pirmiausiai, nepilnametis jaunasis šaulys turėtų pamiršti uniformą, jeigu tai būtų diena X, tai jis neturėtų dalyvauti kovos veiksmuose, jis turėtų padėti savo šeimai, jis turėtų padėti visuomenėje, jeigu ten yra galimybės, galėtų padėti visuomeniniais dalykais, bet kovos veiksmai yra suaugusio reikalas. Labai teisingai pasakyta. Keičiasi kartos, keičiasi ar technologijos, ir keičiasi jaunimas, kuris daugiau tų technologijų naudoja, ar šauliai traukia daugiau technologijų ugdydami jaunimą, ar kažkokių kitokių įrankių, kuriuos dabar ar ne jauni žmonės labai pasitelkia savo gyvenimus? Be abejo, tai pirmiausiai, paimkime dronai, kas yra dabar populiarus, tai jaunimas labai yra imlus ir patys tuo domisi, tai mes turime jau dabar, dar ne visai išbaigtas, bet siekime turėti dronų konstravimo, tokius kaip kursus, dronų operatorių kursus, kurį įtrauktume ir jaunimas, būtent, kad jie išmoktų valdytis, galbūt ne per kovos veiksmus, bet fotografiją, per žaidimus, per varžybas šitas dalykas, kurios galbūt jau suaugusieji panaudos kitiems uždaviniams spręsti. Yra ir dirbtinis intelektas galbūt, toks jau tik įsivažiuojantis, dar ne visai išnaudojamas dalykas, bet manau, tai yra tik tais laiko klausimas, kada jis bus pilnai naudojamas. Bet pati Šaulių sąjunga nori būti ir stengiasi būti moderni organizacija ir visas tas naujoves, būdama labai lanksti, ji gali įtraukti daug greičiau. Mes, kaip, pavyzdžiui, turime tokią Lizdeikos kuopą, kuri būtent yra kibernetikai, ir būtent tos kuria produktus įvairius, kas mes daugiau taip reikėtų suvokti, kad aukšto meistriškumo žmonės eina kaip į būrelius ir tuos dalykus kuria. Tai ne iš karto jos pavyksta perteikti ir jaunimui, bet jeigu kažkas tai būna sukurtas, tai aš manau, anksčiau ir vėliau bus perteikiama ir jaunimui. Labai smagu girdėti, tikrai labai įdomus patikimo būdas, man atrodo, ir jaunam žmogui. Girdėjom, kad į mokyklas ar ne ateina irgi Šaulių sąjunga ir veda kažkokius užsiėmimus, kas vyksta būtent mokyklų ugdyme tiems jauniems žmonėms, kurie nėra Šaulių sąjungoje. Mes turime 3 organizacijų, tai yra Krašto apsaugos ministerijos, Sveikatos švietimo ministerijos ir Šaulių sąjungos pasirašytą sutartį, pagal kurią yra vedamas pilietiškumo
ir gynybos įgūdžių kursas. Tai šitas kursas yra skirtas 9 klasių mokiniams. Nuo pradžių buvo, sakysime, kad 10% mokyklų švietimo ministerija pateikė mums sąrašą, kurios mokyklos nori, kad tas kursas būtų vedamas, padedant krašto apsaugos sistemų savanoriams ir Šaulių sąjungai organizuojant, tas kursas yra vedamas būtent tose mokyklose. Nuo rudens jau bus 100% 9 klasių mokinių vedamas šitas kursas. Tai yra 3 dienų kursas, kur mūsų instruktoriai tiesiog paima visus 9-okus ir 3 dienas mokytojai ne tai, kad poilsiauja, bet irgi dalyvauja, bet atiduoda tos vaikus ir jie yra ugdomi, kaip praeina pilietiškumo tam tikrus kursus, susipažįsta šiek tiek su karyba, pažygiuoja, turim tam tikrų žygių, pašaudo iš pneumatinių šautuvus, tai tiesiog supažindami su tais dalykais, ką jaunieji šauliai, sakysime, gerokai plačiau mokosi. Tai ganėtinai yra pavykęs kursas ir vaikai labai domisi ir papildomai galbūt mes išnaudojame kaip savotišką verbavimo platformą, įtraukti daugiau vaikų į jaunuosius šaulius, kad galėtų plačiau mokintis. Ir yra projektuose minčių, kad galbūt tą kursą išplėsti į sekančias klases, kad ne tik 9, bet 10, 12 klasių mokiniai taip pat galėtų dalyvauti tęstiniuose kursuose. Ar yra tokių mokinių, kurie nenori būtent tų karinių įgūdžių įgauti, ar jiem yra kažkas pasiūloma kito, ar net galbūt kažkokios, nežinau, ar mergaitės, ar berniukai tiesiog nenori imti ginklų į rankas, ar ten šaudyti, ar yra kažkaip jiems pritaikoma tas įgūdžių kursas iš kitos pusės? Programa iš esmės yra viena, bet mūsų instruktoriai yra ganėtinai lankstus. Ir jeigu mes tos pačius kursus vedame, pavyzdžiui, Kurčnebylių mokyklose, aklųjų mokyklose, tai ten negali paimti ir aklai pritaikyti, skamba taip keistai, aklųjų mokykloje aklai pritaikyti kursas, bet tenka adaptuotis. Yra dalykų, kur vaikai mokykloje nekalba lietuviškai, tai instruktoriams tenka ir kalbą pakeisti. Tai tas lankstumas pas mus yra ir aš tiesiog matau, jeigu vaikai nesidomi arba neįsitraukia, tai instruktoriai yra pakankamai aukštos kvalifikacijos, kad vietoje surastų tą prieimą prie vaiko ir gali tikrai pakeisti, adaptuoti šiek tiek tą kursą ir tas 3 dienas išnaudoti efektyviai. Ar jaunieji šauliai bus įtraukiami į šitą kursą kaip kokie, nežinau, motivatoriai, jauni žmonės šalia irgi kaip pavyzdžiai? Kartais naudojama tai, bet vėl tai vyksta pamokų metu, iš pamokų išimti vaikus, kad jie pravestų, bet tai vyksta, ypatingai jeigu tai yra jaunasis šaulys iš tos pačios mokyklos, tai jie ateina su uniforma, praveda kai kurios dalykus, pasidalėja patirtimi ir tai yra geroji ta mūsų praktika, kad būtent, kaip sakysime, mes turime vieną paskaitą, kad žymus žmogus pasakoja apie pilietiškumą. Tai tas pats vaikas, būdamas toje mokykloje su uniformoje, jis yra ten žymus ir tai yra puikiai platforma. Nuostabu, nuostabu. Mes dažnai girdime, kad kalbama, kad jaunimas dabar čia tik į telefonus įlindę, ar ten jie nėra pilietiški. Jūs daug dirbate su jaunimu. Kaip jūs apibūdintumėte šiuolaikinį jauną žmogų jaunimą, kuris auga Lietuvoje šiomis dienomis? Turiu ką palyginti, dabar mes biškai pakeitėme tam tikrus dalykus, anksčiau būdavo tokias darydamas stovyklas ne šaulių vaikams. Tai tiesiog į mokyklas išsiųsdavom pakvietimus ir ten aš galiu palyginti būtent tuos vaikus su vaikais, kurie yra Šaulių sąjungos nariais. Tai jie labai skiriasi. Tai jeigu ten pirmoji stovykloje būna ir tokių, kad tėvai atveža, kad perauklėtumėm jų vaikus, kad sudrausmintumėm, kad įgautų kažkokios disciplinos, tai tos stovyklos būna vienų sunkiausių, sunku kartais būna surasti tą kelią prie to jauno žmogaus, o su jaunais vaikais, šauliais, kurie patys ateina Šaulių sąjungą, jie čia domisi, įsitraukia, yra visai kitas dalykas, kitoks darbas ir netgi toks pastebėjimas, aš dažniausiai tą tokį palyginimą duodu, kai klausime, kuo jaunasis šaulys skiriasi nuo vaiko, kuris nėra jaunuolis šaulių, tai pastebėjimas iš valgyklos personalo. Stovyklose mes dažniausiai samdome maitinimo paslaugas ir man kiek pačiam teko dalyvauti, dažniausiai po stovyklos pabaigoje tas personalas valgyklos visada nusistebi, kad mūsų vaikai yra visiškai kitokie.
Jie yra drausmingi, jie padėkoja, jie paskui elgiasi visiškai kitaip. Kalbėti apie telefonus, mes suvyko metu telefonus leidžiame naudotis tik tais trumpam, ten pusvalandžiui vakare paskambinti tėvams. Visą kitų laikų jie pamiršta ir tikrai jie nepasigenda jūsų. Gal pirmą, antrą dieną, bet vėliau jau pamiršta ir viskas yra gerai. Smagu girdėti. Ir pabaigai paskutinis klausimas. Kodėl pilietiškumo ugdymas yra svarbu? Kodėl mes 9 klasės mokinius visus paėmam ir dabar bandome tai integruoti? Bet kodėl mums tai dabar yra svarbu ir kodėl mes apie tai turime kalbėti ir tai tęsti tą ugdymą? Skaičiau, taip, jeigu pažiūrėti, iš ko susideda gynybinis pajėgumas, tai yra 3 dalykai. Taip vadinama geležis, metalas, technika, ginklai. Tai kuo jie yra modernesni, galingesni, tuo tos galimybės yra didesnis. Bet jie yra niekas, jeigu mes nemokėsime jų valdyti, neturėsime žinių ir įgūdžius. Tai gebėjimas tai valdyti ir turėjimas, su kuo kariauti, yra 2 dedamos. Bet 3 dedamoji, kuri yra svarbiausia, yra valia. Ir būtent gali turėti geriausius tankus, būti gerai paruoštas, bet jeigu neturėsi valios dalyvauti mūšyje ir jeigu reikia padėti galvą už teismą, tai tie ginklai ir žinios nepadės. Ir būtent tas pilietiškumas, patriotiškumas, atsidavimas tėvynei yra išugdomas dar būnant jaunu žmogum. Tai mes, kaip sakiau, nerengėme kovos veiksmams vaikų, bet pilietiškumas ir tos valios ugdymas, suvokimas, didžiavimasis būnant savo valstybės piliečių, tai yra tai, ką mes rengiame ir tai yra labai svarbu. Nes kai jau žmogus yra subrendęs, susiformavęs, tuos dalykus pakeisti yra ypatingai sunku. Su tą patriotinę dvasią ir užbaigsime šį epizodą. Dėkoju majorui Mindaugui Miliui ir čia su jumis buvo Viltė Novikovaitė, kandidatė, Šaulių sąjungos narė ir čia buvo tinklalaidė Pilietiškumo pulsu. Dėkoju jums, majorė, ir iki kitų kartų. Ačiū, iki kito karto.